ne man čia kažkokia nesąmonė, jį reikia bausti, jį reikia dubasinti, žudyti, naikinti. Ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. Jeigu mes nepriimame Jėzaus žydiškos prigimties, tai su kokiu Kristumi mes turim reikalą. Garbėjai Jėzui Kristui, šalom visiems, sveikinu vėl susirinkusius tęsti mūsų pradėtą kelionę, dvasinę kelionę, apmąstant Jėzaus vardus ir apmąstant pašaukimą, į ką mus tie vardai kviečia, kokį santykį mumise formuoja. Kai kurie vardai mums galbūt sunkiau suprantami ir galbūt, kai mes jų nesuprantam, padedam į šoną, galvojam, čia ne man, čia kažkokia nesąmonė, kažkokie nesuprantami dalykai, kažkas kažko prisigalvoja. Bet gal Dievui tai yra svarbu, kad mes pažintume Jėzų plačiau, pilniau ir kai kurios detalės, kurios galbūt mums atrodo nesvarbios, gali pasirodyti Dievui labai svarbios. Tai ir šiandien vienas iš tokių Jėzaus vardų Biblijoje randamų titulų, galima sakyti titulų, kaip pavyzdžiui žmogaus sūnus, toks paslaptingas Mesijo vardas, Mesijo titulas, iš ko rašto žinovai, pranašysčių žinovai turėtų atpažinti. Vienas iš tų vardų, kuriuo Jėzus prisistato, kaip atpažinimas, kaip koks slaptažodis. Tai vienas iš tokių paslaptingų vardų yra Jesės atžala. Jesės vardą įvairiai redaktoriai redaguoja. Mano Biblijos versijoje yra Jesė. Taigi, kas yra Jesė? Jesės kelmo atžala. Pats titulas atžala irgi traktuojamas kaip Mesijo titulas, kuris vis kartojasi kažkur pranašuose. Tai pas pranašą Izaiją 11 skyriui pradedam pirmą eilutę, skaitom. Iš Jesės kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. Ant jo ilsėsis viešpaties dvasia, išminties ir įžvalgos dvasia, patarimo ir narsumo dvasia, pažinimo ir viešpaties baimės dvasia. Jo džiugesys bus viešpaties baimė. Ir daugelį kitų dalykų, kuriuos mes priskiriam, atpažįstame Mesijuje, Dievo pateptajame, kuris pateptas, kaip ir čia sako, viešpaties dvasia. Ilsisi ant jo ilsisi viešpaties dvasia. Viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną. Prisimenam, Jėzus panašų tekstą skaito Nazareto sinagogoje ir pritaiko savo, kad šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Taigi ir ši pranašystė surišta su Mesijumi, kam ji svarbi? Ji turėtų būti pirmiausia labai svarbi žydams, bet galbūt kažkas iš jūsų pagalvos, bet žydai atmetė Jėzų ir šiandien, ko gero, šitas titulas nebėra taip svarbus. Ne, jis išlieka svarbus ir krikščionims, save vadinantiems krikščionimis. Nes taip gavosi, kad istorijos bėgi nustojus skaityti raštą,
Su antisemitizmo dvasios įsigalėjimu bažnyčioje kai kuriems žmonėms, vyresniojoje kartoje ypatingai, buvo tarsi ištrintas supratimas, kad Jėzus yra žydas. Žydai yra Jėzaus priešai. Taip suformuotas požiūris į žydų tautą. Ir iš to kilo baisi Europos tragedija, žydų persekiojimas, žudynės ir ypač Antrojo pasaulinio karo metais. Tai kai kuriems žmonėms antisemitizmo dvasios įtakoj nesinori girdėti, kad Jėzus yra žydas. Savo kūno kilme įsikūnijęs, priėmęs žmogišką prigimtį būtent žydų tautoje. Ir kaip kiekviena tauta turi tam tikrų savo savitumų, žydų tauta išskirta Dievo iš kitų tautų su jam svarbiu ir brangiu pašaukimu, kaip karališka kunigystė. Daug pranašysčių skirtų žydų tautai, kad jūs pasaulio šviesa, aš išsklaidysiu jūs tarp tautų, kad neštumėt šviesą tautoms, liudytumėt mano vardą, mano žodį, panašiai. Taigi žydų tauta turėjo misiją užduoti iš Dievo, jai buvo pasirinkti ne šiaip kaip geriausia tauta pasirinkta. Kuo jie geresni už mus, tuoj pat atsiras. Nieko jie negeresni, galbūt dar daugiau, kaip sakant, Dievas skundžiasi jais kaip kietasprandžiais ir visokių ten mes skundų iš Dievo girdim, bet tai yra jo teisė, jis pasirinko ir pasirinko konkrečiam tikslui, konkrečiai užduočiai, misijai atlikti. Ko gero, kiekviena tauta turi tam tikrą misiją, tam tikrą užduotį ir kurią galima per žmonijos istoriją kažkiek tai atpažinti. Svarbu dėl to susivokti savo tautiniam sąmonėj ir tautos pašaukime žmonijos atžvilgiu. Bet žydų tauta išlieka ir šiandien svarbi, nors bažnyčioje buvo nutarta, kad Dievas išsiskyrė su Izraeliu, kaip su žmona vyras, kai išsiskyrė. Ir dabar myli kitą. Bažnyčia iš tautų, krikščionių bažnyčia, naujasis Izraelis, vietoj to senojo Izraelio, senasis nurašytas, jį reikia bausti, jį reikia dubasinti, žudyti, naikinti, nes jis nevertas gyventi ir panašiai. Kažkas taip galvojo ir visų uolumų vykdė tą planą ir kaip bebūtų gaila, daugelis krikščionių prie to prisidėjo apakinti tos antisemitizmo dvasios. Ir dėl to, kad Jėzui brangi jo tauta, kurioje jis gimė, brangi šitą istoriją, nes jis veikia toje žydų tautoje nuo pat pradžios, dar prieš įsikūnijimą. Viso Senojo testamento, taip vadinamos aukos, liudija apie Jėzų. Ir Pesacho, ir Sukot, ir Šavot šventės visos vėlgi veda ruošia tautą Mesijo pasitikimui. Mes įpratom, kad viskas mums buvo bažnyčioje sukramtyta, katechizme paduota, bet pristatyta autoritetų, palengvintoj formui mums. Bet tai turi ir minusų, ir pliusų. Minusas toks, kad mes galbūt neskaitydami patys rašto ir nesistengdami suprasti, ką Dievas nori mums asmeniškai pasakyti per raštą, mes prarandam tą asmeninį santykį, paklusnumo Dievo žodžiui santykį ir daromės paklusnus autoritetams, bažnyčiai. Bet man tas nėra tas pats. Jėzus sakė apaštalams, kas jūsų klauso, manęs klauso. Bet tai nereiškia, kad mes neturim klausyti jo žodžių. Žydų bendruomenėje tiems patiems apaštalams, kuriems Jėzus kalbėjo, jie pirmiausia buvo statomi ant Dievo žodžio autoriteto.
Tai va, ir Dievo žodis kalba mums apie tai, kad žydų tauta išlieka svarbi ir tas artimas Jesės atžalai Dovydo sūnus, irgi kaip titulas, prisimenam, kokia ten Evangelija, berods Mato Evangelijoje mes turime tą per verbas, kurias neseniai šventėm, kai Jėzus įžengė į Jeruzalę, žmonės šaukė Osana Dovydo sūnui. Tai buvo toks vienas iš ryškiausių titulų Mesijo, kaip Dovydo sūnaus, kaip karaliaus, nes Dovydui buvo duoti pažadai, kad kad viešpats duos jam palikuonį, kurio karalystė tvers per amžius. Ir Dovydas yra Jesės atžala ir Jėzus pristatomas kaip Jesės atžala ir Mato Evangelijoje, kur yra Jėzaus giminių knyga, iš kartos į kartą mes galime atsekti iki pat Dovydo, iki pat Jesės, Dovydo tėvo. Ir paskui kažkaip paslaptingai apaštalas Paulius irgi kalba mums, kad mes esam irgi įskiepyti tarsi į kilnųjį alyvmedį, laiškas Romiečiams, 11 skyrius. Kur apaštalas kalba, kovodamas su antisemitizmu jau Romos bendruomeniai įsigalėjusi. Taigi, jis sako, jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla, jei šaknis šventa, tai ir šakos. Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu laukinis alyvmedis esi jų vietoje įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku, tai bent nesididžiuok prieš anas šakas, o jeigu didžiuojasi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. Gal pasakysi, šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas. Gerai, jos netikėjimo nulaužtos, o tu stovi tikėjimu, tad nesipuikuok, verčiau bijok, jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, tai kažin ar pagailės tavęs. Įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą, nupuolusiems griežtumas, o tau Dievo maloningumas. Jei laikysis jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas. Bet tiranie, jei nepasiliks netikintis, bus priskiepyti, nes Dievas turi galią ir vėl priskiepyti. Tad jeigu tu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame alyvmedyje, kad jūs, broliai, per aukštai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį. Dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma, o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta, iš Siono kalno ateis gelbėtojas. Ir nukreips nedorybės nuo Jokūbo, ir tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes. Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai, bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėliai savo protėvių. Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnus Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų. Taigi, kalbama apie visuotinį žydų atsivertimą ir jeigu jų užkietėjimas, jų palaužimas mums atiteko kaip tikėjimo malonė, tai ką reiškia jų atsivertimas, jei ne prisikėlimą iš numirusių, sako apaštalas Paulius. Todėl šitas titulas yra labai svarbus, kad širdim pagautumėt ir pamiltumėt šaknį, pamiltumėt žydų tautą,
kurios dvasiniais syvais esate gaivinami, maitinami, aišku, jeigu iš tikrųjų esat priėmę Jėzų į savo širdį, kaip Mesiją ir gelbėtoją, per krikštą, priimdami Jėzų, Jėzus priima mus. Mes jame pasinerime, esame panardinami jame, įskiepijami jame, o per jį ir į tą kilnųjį alyvmedį, į Jesės kelmą, į visą žydų tautos istoriją, kad per tikėjimą būtume maitinami šventosios dvasios, patirdami ir suprasdami liudijimą šventosios dvasios, Dievo pažadus ir visus kitus dalykus. Jeigu mes nepriimame Jėzaus žydiškos prigimties, tai su kokiu Kristumi mes turim reikalą. Galbūt susikūrėm savo patogų stabą ir gyvenam iliuzijoj, mele, apgauliai. Esam pabaltinti karstai, gražiai atrodom, o viduje gyvybės nerast. Jesės atžala teikia gyvybę, teikia dvasią. Viešpats telaimina jūs nuolankumu prieš jo pasirinkimą. Šalom.